Pristatome Valstybės kontrolės 2025 metų veiklos ataskaitą. Praėję metai išsiskyrė aiškių veiklos fokusavimu į nacionalinį saugumą. Reaguodami į geopolitinius iššūkius atlikome kompleksinius vertinimus. Nuo kariuomenės komplektavimo bei gynybos biudžeto iki civilinės saugos ir pilietinio pasipriešinimo. Metai buvo dinamiški, reikalavo greitų sprendimų. Gavę Seimo pavedimus, auditavome nacionalinį transliuotoją bei jūrinio vėjo jėgainių parką. Nors tai keitė planus, išlaikėm strateginius prioritetus ir nepriklausomumą. Kaip fiskalinė institucija pasiekėme naują brandos etapą. Mūsų biudžeto tvarumo vertinimai tapo svarbia atrama sprendimų priėmėjams bei finansų drausmiai. Praėjusiais metais baigėme 2 dešimtmečius vykdytą ES investicijų audito funkciją. Ją užvėrėme principingai. Paskutinis auditas fiksavo virš 14% klaidų lygį, dėl kurio valstybei teko padengti milijoninės išlaidas. Tai aiškus signalas apie atsakomybę valdant viešuosius finansus. Atlikome 25 auditus bei vertinimus ir pateikėme 6 biudžeto politikos stebėsenos išvadas. Pozityvu tai, kad net 87% mūsų rekomendacijų yra įgyvendinama. Visgi pokyčiai valstybėje vidutiniškai vėluoja 1,5 metų. Pagrindinės priežastys – užsitęsusi teisėkūra, IT sistemų diegimas bei stringantis viešieji pirkimai. Rekomendacijų sėkmei būtina yra atsakomybė, nuoseklumas ir veiksminga kontrolė. Lyderystė čia esminis sėkmės veiksnys. 25-ieji mums tapo ne tik darbų, bet ir atviro dialogo bei aktyvesnės komunikacijos metais. Įžengėme į naują strateginį etapą. Mūsų vizija – didesnė viešojo sektoriaus vertė žmogui ir valstybei. Sieksime meistriškumo, diegdami dirbtinį intelektą bei automatizuodami procesus. Dėkoju komandai už profesionalumą, partneriams už norą tobulėti, o jums už pasitikėjimą ir domėjimąsi valstybės reikalais. Dirbame, kad valstybė jums veiktų geriau.